Tai sveikinu visus susirinkusius čia į Europos kultūros paveldo dienas prie Rūdninkų gatvės 13 pastato. Šiuo metu šiame pastate veikia Valstybinė kultūros paveldo komisija. Aš esu Iveta Gedvilaitė. Šiandien jums pravesiu trumpą ekskursiją kartu su savo kolegomis. O dabar sveikinimo žodį kviečiu tarti mūsų komisijos pirmininkę Vaidutę Ščiglienę. Labą dieną, būkite visi pasveikinti, tikrai nuoširdžiai ir labai nuoširdžiai dėkoju, kad atėjote. Europos paveldo dienose dalyvaujame jau 3 metus iš eilės ir labai džiaugiamės dėl to, kad kiekvienais metais esame vis įdomesni, nes jūsų ateina vis daugiau. Tai tikrai dėl to labai smagu. Tačiau mes visada galime atverti ir savo langines, ir savo duris, ir kitomis dienomis. Ir žinoma, dirbame valstybei, tačiau visada surasime laiko, jeigu tai norėtumėt padaryti ir ne apie Europos paveldo dienas, bet ir kažkada kitą kartą. Tai būkit pasveikinti. Ir kai kuomet kalbi apie paveldą, yra labai svarbi kelių dėmenų visuma. Tai yra laikas ir vieta. Tai jeigu mes išsaugome, jeigu nesunaikiname paveldo, tai paveldas visada alsuoja tuo laiku, užfiksuotų besitęsiančių laiku ir visada yra vietos dvasia. Tai labai tikimės, kad tai, ką mes čia šiandien, kokią programą sudarėme, kad ir mūsų istorijos, kurias papasakos daug pasakotojų, labai svarbių pasakotojų, nuo labai garbių svečių, kaip profesorius Jonas Glemža, Augis Gučas, mūsų komandos nariai Rimantas Bitinas, Iveta, kuri mūsų komandos narė tapo ne taip senai, bet labai susitapatino su šita vieta, aš taip tikiuosi, Iveta, kad jūs pajusite ir tą laiką, ir pajusite per pasakojimus, ir pamatysite. Valstybinė kultūros paveldo komisija, jinai dalyvauja politikos formavime. Tai jinai nėra imperatyvi, tačiau labai aktyviai savo veikla dalyvauja tame politikos formavime. Ir kartu vėlgi pagalvojus apie šitą pastatą, tai labai svarbu, kad mes čia esame, dėl to, kad tokiu būdu pastatas yra išsaugotas. Ir greičiausiai per tuos 30 metų tokio autentiško interjero, koks yra šitame pastate, nežinau, ar jis galėtų būti toks autentiškas, nes mes tam tikrą prasme, tą laiką esame šito pastato saugotojai. Ne tik valstybės tarnautojai, bet ir šito pastato saugotojai. Bet kolegos, kažko trūksta šitoje dėmenų visumoje. Tai be vietos dvasios, be laiko patinos trūksta žmonių. Be žmonių pastatai yra tiesiog tylos terminalai. O žmonės, paprasti žmonės gali padaryti stebuklus per savo kūrybiškumą, per savo veiklą. Žmonės saugo pastatus, žmonės juos įveiklina ir tokiu būdu išsaugoja tą tęstinumą. Tai čia, man atrodo, yra labai svarbus dalykas. Tai mūsų programoje mes kalbėsime ne tik tai apie šitą pastatą, ne tik tai apie mūsų žmonės, kurie šiandien dirba ir dirbo ir tikriausiai galbūt dirbs ateityje. Mes ir toliau saugosim šitą pastatą. Mes nuo 14 valandos turėsime premjerą ir atversim rūsį, kuris niekada dar nebuvo atvertas lankytojams. Ir čia jūs pamatysite premjerą, patys pirmieji pamatysite premjerą apie žmonės, ką gali žmogus. Tai ačiū, kad atėjote ir pradėkime tada toliau ekskursiją. Dėkojame Vaidutei Ščiglienei už žodį ir pakviesiu pradėti ekskursiją nuo mūsų Vilniaus miesto sienos ir apie ją papasakos paveldo komisijos narys, architektas Augis Gučas. Kadangi mūsų komisijos pastatas kaip tik yra sklype, kuris prigludęs prie miesto gynybinės sienos. Ir ta gynybinė siena yra svarbus labai elementas mūsų senamiesčio. Ir esu paprašytas apie ją papasakot.
pirmiausiai, kada siena atsirado? Sienos užsimanė miestiečiai pačioje riboje 15-16 šimtmečio. Reiškia, jautėsi nesaugiai, tuo metu jau buvo bijoma Krymo totorių puldinėjimo ir jau Maskva darėsi grėsminga tuo metu. Ir štai, kaip tik tuo metu didysis kunigaikštis buvo Aleksandras ir jisai 1503 metais pasirašė, reiškia, dokumentą, leidžiantį statyti sieną miestiečiams. Siena buvo statoma iki 1522 metų. Turėčiau apie Aleksandrą pasakyti keletą žodžių. Jisai buvo gimęs 1460-61 metais, o pasimirė 506, reiškia, gyveno 46 ar 45 metus. Didžiąją dalį savo valdymo jis buvo tik Lietuvos kunigaikštis ir tik pabaigoj jo tos kadencijos, jeigu taip galim pavadinti, jis tapo ir Lenkijos karalium buvo koronuotas. Jis labai buvo patriotiškas žmogus, būtent Lietuvos atžvilgiu. Daug jo yra nuopelnų visoje Lietuvoje, ne vienam miestui suteikė Magdeburgo teisę savivaldos, jis įkūrė ir Panevėžį. Kaip jis į Panevėžį miestą? Reiškia, jis leido pastatyti bažnyčią ir įkurti turgavietę ir prasidėjo miestas nuo tada. Kai jis pasimirė, bejo, dar reikia pasakyti vieną dalykas, kad jis yra berods paskutinis iš Lietuvos kunigaikščių didžiųjų, kuris dar kalbėjo lietuviškai, bent jau mokėjo ir kalbėjo dar lietuviškai. Reiškia. Tai čia įdomus dalykas yra. Tai taip. Dabar ir kai jis pasimirė, reiškia, kaip žinia, visi karaliai, Lenkijos karaliai visi yra palaidoti Krokuvoj Vavelyje. Jis vienintelis, kuris liko Vilniaus katedroje, buvo palaidos. Vilniečiai ir lietuviai tiesiog jo netidavė, Lenkam niekaip ten. Jie tiek buvo, reiškia, čia gerbiamas ir savas, reiškia, valdovas. Tai tiek. Tai dabar vartai. Tai yra siena. Sienoje yra 9 vartų, nes reikia išvykti ar vykti į miestą. 9 vartų, kurie yra miestiečių statyti. O 2 vartai dar, tai yra 111 būtų, kurie yra jau valdovo vartai, prie pilies. Reiškia, siena buvo statoma miestiečių lėšomis, ne valdovo, ne didžiojo kunigaikščio, miestiečio lėšomis. Turbūt apeisim aplink visą sieną, kur kokie vartai. Reiškia, čia yra Rūdininkų gatvė ir Rūdininkų vartai. Va štai čia, ten jie neišlikę. Jeigu gatvė, kuri buvo tuo metu kelias, tai buvo keliais metrais žemiau negu dabar. Ir čia buvo galingi vartai ir kelias ėjo Švento Stepono gatve ir pietų kryptim. Toliau, štai siena. Siena buvo galinga tiems laikams, ji būrita iš akmenų ir iš plytų. Visur ėjo galerijos aplink ją ir šaudymo angos. Ir tokia siena, reiškia, jos likučiai, tai šiandien tai ten yra. Tai dabar, jeigu šitam kvartale, tuose namuose, kurie yra glaudžiasi vieni su kitais, kai kur galima visur rasti tos sienos likučių. Kai kur yra rasti, kai kur neieškoti, bet jie yra. Toliau jį patenka ant Pylimo gatvės jau tos, reiškia, fasadų. Reiškia, nuo Ligoninės gatvės eina Pylimo gatvės fasadais. Ir ateina iki jau dabar antri vartai, Trakų vartai. Ten buvo. Trakų vartai, aišku, vedė vakarų kryptim, labai svarbi trasa ir taip toliau į ten. Dabar nuo Trakų vartų jau ne Pylimo gatvė siena eina, o vėl, reiškia, vidum kvartalo. Ten, reiškia, jeigu Trakų 2 yra toksai rūmelis ir jo kieme, vėl tose ugniasienėse su tais kitais namais, kurie nuo Pylimo gatvės glaudžiasi prie tos valdos, vėl yra apgriuvę gabaliukai tos sienos. Netvarkomi, toliau truputį griūva, bet dar yra. Ir reiškia, ta siena eina su ta linija pastatų, kur yra toliau už reformatų bažnyčios, buvusio Kronikos kino teatro.
ten kerta Klaipėdos gatvę ir maždaug su mokytojų namų, milžiškas namas, va tom sienom išoriniam sukasi paskui link Benediktinių gatvės. Ir tada ateina į Vilniaus gatvę. Ir čia, toj vietoj ant Vilniaus gatvės, kaip čia pasakyti, kur yra siaura vieta, žemiau skvero prieš Kotrynos bažnyčią ir aukščiau, o tik susiaurėjimas toks. Va toj vietoj ten buvo vadinami Vilniaus vartai. Teisingai jie vaidintini Vilijos, reiškia Neries vartai. Kaip ir Vilniaus gatvė turėtų būti Vilniaus gatvė iš tikrųjų, o ne Vilniaus gatvė. Tie vartai buvo labai įdomiai atkasti maždaug prieš 30 metų, gal 25 buvo atkasta viskas. Ir ten išlikę, matosi, kur vartai ir net angos, kaip nuleisti tą tiltą. Ir toliau tiltas, arka visa. Ir po apačia teka tas Kačergos arba Vingrio upelis. Reiškia, iš viso siena iš tos pusės vis tik vandenis skalavo ir saugojo. Pradedant nuo Aušros vartų, visur čia buvo vanduo ir iš tų kalvų vis šaltiniai tekėjo ir tokiu būdu buvo ir vanduo ėjo aplink sieną visą laiką žemyn. Tai va toliau Benediktinių gatve siena leidžiasi ir maždaug ties karo ministerijos, reiškia, kampu, ten buvo totorių vartai vadinami. Irgi gražus rimti vartai, totorių, nes kalbama, kad jos saugojo totorių bendruomenę. Iš tikrųjų, nes ir mato, totorių gatvė yra labai senas pavadinimas, čia gyveno totorių ir totorių vartai. Ir dabar nuo tos vietos jau siena ėjo kaip taip įstrižais, sunku būtų ją net pavadinti. Maždaug liejyklos ir Stuokos Gucevičiaus gatve, maždaug. Paskui įstrižai ją kirto ir vat gabaliukas sienos matosi ties Kempinskio viešbučiu. Jis yra atstatytas, vat parodyt, kur buvo, nes atrasta, kur apačioje. Ir štai toj vietoje jau nusileidus žemyn buvo vadinami šlapieji arba Marijos Magdalietės vartai. Jie vartų ten didelių jokių nebuvo, nes buvo prie pat jau pilies mūrų prisiglaudę, buvo tik anga, kuri ne visą laiką buvo eksploatuojama. Ja vėliau užmūrijo tų šlapiųjų vartų vadinamųjų tą angą. Sekantis vartai jau buvo ties pilies gatve. Iš pilies į pilies gatvę. Tie vartai buvo statyti valdovo, reiškia, tai buvo pačios pilies. Dar vieni pilies vartai buvo vis dėlto iš pilies tilto gatvės kryptim, į tiltą tenai. Reiškia, tai va dviejų vartai būtų valdovų vartai. Toliau būtų sunku man pasakyti, nes ten ėjo ir miesto sienos, ir reiškia link Bernardinų sodo, kurioj vietoj ten, nes ten buvo ir malūnas, ir kanalai, ir aš tiksliai pats ir negaliu išsiaiškinti, kur buvo siena, kur ne siena ir kaip ten viską. Bet jau toliau aišku, kad Maironio gatvėje, kur tokia nebaigtas statyti toks restoranas, jeigu pastebėjote, ten, reiškia, Rusija yra rasta siena, yra restauruota, apatinė dalis jo. Ir ten vėl buvo rasta ta siena ir ėjo link Bernardinų vienuolyno. Pats Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas buvo stipriai tvirtintas ir jis pats tarnavo kaip siena. Ir štai nuo ten šokam per Vilnelę ir Malūnų gatvės trasoj išėjo tiesiai link Bernardinų vartai dar buvo. Irgi nelabai stipriai tvirtinti, kadangi stipriai buvo įtvirtinta pats vienuolynas. Tada siena ėjo link, kaip čia pavadinti, link Vilnelės to tilto, kur dabar į Užupį visi važiuoja, ir ten pro tą cerkvę, bet link tarp Vilnelės ir cerkvės. Ir ten buvo išganytojo vartai. Roša visur spaso, tai spaso, tai rusiškas pasakymas, išganimo ar išganimo vartai. Tai irgi visiškai aiški vieta. Ir paskui, reiškia, tuo šlaitu toliau ir ne visiškai aiškiai, kur jį buvo. Ir gabalas vienas, kur tikrai sunaikinta, tai tokia
šiluminė pastotė tarybės laikais buvo pastatyta šlaituose, ten, kur tokia leidžiasi laiptai nuo Bokšto gatvės. Ten visiškai sunaikinta ta vieta, bet mes čia ateiname iki Bastėjos. Tai Bastėja buvo pastatyta irgi, reiškia, kaip įtvirtinimo įrenginys labai galingas, irgi bendroji Vilniaus miesto to sienos gamybinės sistemos, kaip, reiškia, dalis. Ir čia mes atsirandam ties Subačiaus gatve. Kur Subačiaus gatvė, reiškia, toj vietoj, Subačiaus su Bokšto ir su Šventosios dvasios tam kampe, ten buvo Subačiaus vartai. Jie galbūt buvo įspūdingiausi architektūrių požiūrį. Ten buvo tarsi du bokštai apvalūs, jie tokia labai turėjo gotiškos architektūros charakterį. Va. Ir toliau mes jau turim labai aišku gabalą išlikusios sienos. Beveik faktiškai pagal visą Šventosios dvasios gatvę, ten kai kur tiesiog restauruota ir matosi, kai kur pasislėpus mūruose ir paskui išledam į jau taip link Aušros vartų. Ten labai ryškus gabalas, kuris visada sveikas ir galingas stovi. Va, ir tada mes prieinam prie Aušros arba Medininkų vartų. Tai vieninteliai išlikę vartai. Reiškia, Rusų caro valdžia apie 800 metus visus vartus masiškai griovė, metodiškai, ne masiškai, bet metodiškai griovė. Nežinia kodėl. Matyt, daugiau vis dėlto tokiais ideologiniais sumetimais negu praktiniais. Ir šie vartai išliko todėl, kad juose buvo jau 17 amžiuje per jau priblokuota koplyčia ir šventa vieta, labai gerbiama, ir tokiu būdu ir išliko ir patys visi vartai. Ir mes matom, į juos žiūrėdami galim maždaug įsivaizduoti ir kitų vartų stilistiką, kaip jie, kokia tai buvo architektūra, kokia tai buvo apimtis ir panašiai. Toliau jau siena ėjo išilgai Bazilijonų gatvės, bet kiemuose irgi kai kur ten ant namų ugniasenių yra likę tos sienos ir ties Halių turgum, kur Pylimo gatvė prasidėjo, ten buvo bokštas. Tas bokštas irgi yra pieštas ne kartą, aišku, kaip jis atrodė, galingas bokštas. Posūkiuose buvo ir kitur bokštų. Bet vienas tas tai išlikęs yra piešinys, kaip atrodė. Nu kągi, ir tada mes užsisukam jau čia iš tą Pylimo gatvę. Turim šitą fragmentą, turim fragmentą anapus Rūdninkų gatvės restauruotą, jau dar tarybiniais laikais. Ir aišku, ta siena ir tuose namuose yra. Štai mes ir apėjom visą tą mūsų gamybinę sieną. Iš viso, reiškia, 9 vartai miestiečių, 2 vartai valdovo. Išliko mums gabalai, reiškia, buvo rengtas ir tos sienos, prieš kokį 20-30 metų buvo rengta ir tos sienos tokio, ne tai atstatymo, bet, reiškia, tvarkymo, pažymėjimo projektas, bet jis taip nelabai miestas užsiima, miesto gamybinę sieną. Tai ačiū Gučiui už labai išsamų pasakojimą apie vartus. O dabar aš trumpai papasakosiu apie mūsų pastato istorinę kaitą, prie kurio mes čia ir susirinkome. Taigi pirmiausia, archeologai aptiko gotikos laikotarpio liekanas, kurios datuojamos 14 amžiaus pabaiga, 15 amžiaus pradžia maždaug. Ir tų pamatų nėra išlikę, viskas yra kultūrinėme sluoksnyje. Dalinai yra pusrūsiai išlikę, kuriuos aplankysim vėliau jau ekskursijos pabaigoje. Toliau 16 amžiaus pradžioje buvo pastatytas 2 aukštų mūrinis pastatas, kurį čia vat ir matote, maždaug iki lietvamzdžio. O viduryje 16 amžiaus jau čia įsikūrė amatininkų cechas. Manoma, kad tai galėjo būti aštriųjų ginklų cechas, bet istorikai ginčijasi, kad galėjo būti ir siuvėjų cecho filialas, dėl to, kad žodžiai labai panašus. Vienas yra nogovičnikai, kas reiškia siuvėjai, o kitas yra nažovičnikai, kurie jau aštrieji ginklai reiškia. Ir matyt, kas perrašinėjo metriką, kuri yra 1645 metų, matyt, galimai galėjo padaryti ir klaidą. Tai va. Vėliau, 17 amžiui, pastatas buvo šiek tiek praplėstas, pristatytas priestatas ir čia veikia bravaras. Jis buvo 1 aukšto, irgi 3 patalpų, kaip ir šitas buvo 3 patalpų, taip ir šitas buvo 3 patalpų. Ir čia veikia bravaras
ir amatininkai dažnai turėdavo bravorus kartu su savimi, gamindavo alų ir naudodavo jį susirinkimo metu arba švenčių metu. Tada 18 amžiuje irgi vyko gaisrai ir pastatas buvo suremontuotas 1749 metais ir nieko labai daugiau nevyko, o 19 amžiuje čia buvo įrengtas jau bravoro antras aukštas, kurį dabar čia irgi galite matyti. Tai vat, ir čia veikia ir kepykla, ir degtinės destiliacijos fabrikas, ir visokios krautuvės. Tai vat, aišku, pastatas vėliau Antro pasaulinio karo metais irgi labai nukentėjo, buvo dalinai nugriautas, bet sovietmečio atstatytas ir čia buvo įrengti butai. Bet jau maždaug apie 1982 metus žmonės buvo iškeldinti ir 1985-1992 metais vyko didžiulės rekonstrukcijos ir viskas buvo padaryta, kaip matote dabar, o jau maždaug apie 1995-1996 metus pagal valstybės nurodymą atsikėlė čia paveldo komisija dirbti. Tai va. Ir dabar siūlyčiau pakelti akis į fasadą. Prie langų matote tokius simbolius. Rutulius su kryžiais. Kaip manot, ką čia galėtų simbolizuoti tokie ženklai? Ne. Taip, tai yra tiesiog karališkasis simbolis. Valdžios kviesiu apsilankyti mūsų pastate. Kaip manot, kokioj patalpoj esat? Teisingai, šaunuoliai, čia visiems dovanų neužteks dėja. Taip, tai bravorą su ūkiniu šituo pastatu gyvenamuoju jungia tokie laipteliai siauri mūriniai. Jie yra vieninteliai Vilniaus mieste, senamiestyje, kurie yra gyvenamajamo tipo name. Vieninteliai. Tai aš siūlysiu jais pakilti. Tie, kas bijo siaurų patalpų arba kam sunku lipti siaurom patalpom, tai keliausit su manim, o toliau jūs palydės mano kolega. Čia va laiptukais ir jie yra autentiški, tai vat, tai keliaujam. 17 amžiaus laikotarpio laiptai, jų pakankamai, reiškia, tų pačių, reiškia, laiptų aukštis yra didelis, nėra labai patogu lipti ir sudėtinga pasakyti, kodėl vat, būtent buvo tokie laiptai, reiškia, išmūryti. Aišku, tai buvo bravoro reikmėms, greičiausiai manoma, kad bravoro, reiškia, šeimininkas ten gyveno, gyvenamosios patalpos buvo, o čia ir gretimose patalpose jau gamino produkciją. Tai po truputį, gal keliom grupėm bandysim taip gražiai, aš tada eisiu pirmas turbūt, vesiu. Jo, nedidelės, pakankamai ankštokos, bet tiem laikam, kaip sakant, tiek amatininkų cechui, gildijai, reiškia, aštriųjų ginklų, tiek alaus darytojams to pilnai pakako. Kaip sakant, miestas nebuvo toks didelis kaip dabar, tai poreikiai irgi mažesni, tai žodžiu, visi draugiškai sugyveno ir dirbo ir ilsėjosi tose patalpose. Dabar galėsim mes nusileisti į apačią ir pateksite į menę. Reiškia, jau amatininkų cecho pagrindinę salę, labai gražią salę, ištapyta, nuostabi 16 amžiaus vidurio tapyba. Profesorius Gramža papasakos apie restauraciją jums, žodžiu. Tai kviečiu tada leistis kitais laikais. Bet prieš tai aš dar norėčiau parodyti jums viršutinę virenę. Teisingai, taip. Atkreipkite dėmesį, kokios yra lubos kliautuotos, tam, kad dūmai išeitų pro viršų. Susirinkusius į nuostabią salę su nuostabiom freskom ir apie jūs mums papasakos profesorius Jonas Rimantas Glemža.
Taip. Iš tiesų mes esame vienoje gražiausių 15-16 amžiaus šito laikotarpio interjere. Bet norėčiau priminti, kad šitas pastatas turbūt įeina į kokį 10-uką Vilniuje, kur tiesiogiai aiškiai išplanavimas namų, kurie buvo statyti gotikos renesanso laikotarpį, galu į gatvę. Pastatai yra 3 dalių. Pirma dalis, mes esam pirmoji daly nuo gatvės. Antra dalis tai yra įėjimas ir buvo virenė, ir laiptinė. Tai čia yra vidurinė dalis. Ir už jos tada yra 3 patalpa. Po to galėjo būti ir ne tik 3 ir 4 patalpa, bet ten, kadangi su Bravoru susiję, prasitęsta, tai truputį jau aiškinta, kur Bravoras prisidėjo. Tai pirmiausia apie šito pastato restauravimą. Aš dar dalyvavau, kada 1985 metais iškėlus gyventojams buvo paruoštas restauravimo projektiniai pasiūlymai, kadangi jau tuo metu buvo atlikti labai svarbus 3 tyrimai. Architektūriniai tyrimai, išsiaiškinta, kad mes turime 3 dalių labai aišku gotikinio laikotarpio gyvenamą pastatą. Rūsiai buvo gotikiniai, tai yra 15 amžius, be jokių abejonių, aš taip pasakyčiau, nelieka, nes pilni gotikiniai rūsiai. Ir mes daug kur Vilniuje turime pastatus gotikiniai rūsiai, o viršuje gali būti 18, 19, net 20 amžius. Čia yra istorijos, kaip sakant, periodai. Karai, gaisrai ir taip toliau daugiausia veikia antžeminę dalį, o apatinė daugiausia lieka autentiška. Čia be architektūrinių tyrimų buvo labai nuodugniai atlikti polichrominiai tyrimai. Tai yra nustatymas spalvinių sluoksnių. O sluoksnius nustatyti tai ne vienas, čia vadinami zondažai, tai yra 10x10 cm, tokius atodangas daroma. Ir žiūrima, kiek yra spalvinių sluoksnių. Labai natūraliai būdavo 8, 9 ir 10 ir 12. Restauratoriai, studentai pirmiausia restauravimo mokosi tai atodangų, kaip pamatyti sluoksnius ir suprasti. Tai va čia, kada daryti zondažai, norėčiau iš karto paminėti, kad 2 asmenybės, tai profesorius Pilipavičius, kaip tik dalyvavo šito sienų tapybos ir tyrime, ir paskui restauravime. Ir dar restauratorius sienų tapybos Kuodis. Pilipavičius tai paskui buvo ir Dailės akademijos restauravimo kadros vienas iš vedėjų. O čia siekiama atskleisti, ant kurios sluoksnio gali būti kokios kompozicijos arba galim žiūrėti piešinius. Ir čia būtent apatinis sluoksnis, tai taip ir yra 16 amžiaus vidurys, 17 amžiaus pradžia. Mes manom, kad tai daugiausiai datuojama, dabar sutarimas visų yra, kad yra 16 amžiaus vidurys antra pusė. Kadangi pamatyta apatiniuose sluoksniuose, kad yra siužetai ir pavyko juos atidengti. Ir siužetai atidengti patalpos frizė. Frizės tai yra viršutinė dalis juosta šita. Ji yra čia 1,20 m. Ir šita frizinė dalis yra pagrindinis dekoratyvinis motyvas. Tas dekoratyvinis motyvas patalpos praktiškai puošmena. Pagrindė yra frizas, paskui dar gali būti ir lubos. Apie lubas aš truputį vėliau, nes lubos yra 100 mečių vėlesnės. Bet irgi susijęs su sienų tapyba. Ne siena tapyta, bet yra lubos tapytas. Tai ką, paskui parodysiu.
Bet dabar, kągi rodo tos atodangos. Atodangos pradžiai negalėjom matyti taip šitų, kaip pasakyti, visų siužetų, figūrų po gabaliuką. Čia labai kruopštus darbas, turbūt buvo 2-3 metus, kol buvo šita kompozicija atskleista. Ir paskiau, kai buvo surasta kolonėlių fragmentai, o fragmentai kolonėlių, jie iš karto savotiškai suskirsto tą gražų visą frizą į tam tikrus plotus. Vienur daugiau išliko tapybos, kitur mažiau. Restauravimo tikslas yra būtinai reikia išsaugoti autentiką. Neišliko autentikos. Tai ką, ta vieta tada nebeatstatoma. Bet tenka atstatyti patį tinką. Tinkas ne su cementu. Pagrindai yra tinkai susijęs su labai aukštos kokybės gesintų kalkių principu. Tas ir per kelis sluoksnius labai atsargiai padaryta. Kad galėtume pamatyti ir dabar, kaip gerai matosi tos figūros, arba čia matosi dekoratyvinis augalinio dekoro girliandos, angokraščiai. Čia labai jie būdingi ir yra 16 amžiaus antra pusė ir 17 amžiui būtent būdingi. Tokių fragmentų, tokio dekoro mes galime rasti Vilniuje ir kitose patalpose. Bet dėja, toks frizas yra vienintelis Vilniuje, kito frizo nėra. Iš tiesų, reikia turbūt pasidžiaugti to, kad funkcija tikrai atspindi funkciją, o ir šitas frizas buvusio cecho. Čia cecho pagrindės susirinkimo salė. Cechas, tai suteikus Vilniui Magdeburgo teises, Vilniuje buvo apie 14 cechų. Tai yra aukšto lygio amatininkų, sakysim, profesionalų susijungimas, asociacija dabar pagal teisinius terminus. Ir būtent šitas cechas, kaip ir visi kiti cechai, visada turėdavo šventuosius. Ir šiuo atveju mes čia turime, štai ant šitos frizinės juostos, mes matom keletą šventųjų. 3 yra identifikuoti. Tai yra Matas, Baltramiejus ir Pilypas. 3 lotyniškais pavadinimais. 4 yra neišliko pilnai, kaip sakyti, įvardinta. Tai kol kas ir menotyrininkai apsiribojo tik tai šitais 3. Taip, kad atšventėjai, kad yra labai aktualų cechams, kadangi cechai visada turėdavo savo šventuosius. Ar tai buvo baldžių cechas, ar tai buvo stiklių, visi turėdavo savo patronus. Tai va čia labai gražiai atspindi ir kad pats cechas savo turėjo patronus. Nu, o cechas šičia, kadangi posėdžių salė buvo, nepaprastai atitinka Valstybinės paveldo komisijos funkciją, nes čia yra 12 kėdžių, nes 12 narių ir būtent prie šito stalo, bet čia mes turime dar kitą labai įdomų atvejį. Jeigu šitai sieninė tapyba, mes matome gražiai, kiek yra išlikę, kiek neišlikę, tai ir neišlikę. Čia restauratoriai nefantazavo. Jie turėjo pasiremti tik tai tą, ką rado. Kitas dalykas yra labai svarbus sienų tapybai, tai yra išryškinimas. Išryškinimas arba suteikimas spalvinio tono. Tom liekanom, nors ir labai nedidelės jos išlikusios, bet tas liekanas galima truputį po sustiprinimo. Pirmiausia, tai buvo konservavimas, sustiprinimas spalvinių sluoksnių. Ir tada, kur neišlikę, arba norimas kai kur, pavyzdžiui, paryškinti, rūbas,
rūbas arba čia vaza, jie nebuvo pilnai išlikusi tokio spalvinė, bet tai kiek trūko truputį spalvos, tai ji buvo papildoma. Bet kad papildoma, restauratorius turi parodyti, kad jis prideda. Jis nerado tą spalvą, bet jis prideda su, kaip sakant, tonuoja. O tas tonavimas yra taip, kad jis atsiskiria, ne ištisiniu plotu dengia spalvą, brūkšneliais, vertikaliais brūkšneliais. Ir čia labai daug, kur yra ir fonai, kur yra, kai net ir šičia, viskas, kad nebūtų visiškai balta dėmė, yra viskas vertikaliais brūkšneliais. Tai vat, kad sustiprinti spalvą pagal tam atidengtam plote, tai gali būti restauratorius įveda savo, kaip sakyti, savo ranka papildo, sustiprina intensyvumą spalvą, bet jie turėsime skirti, ką sustiprina. Kitose valstybėse, Šveicarija, iš dalies ir Lenkijoje, gali būti naudojama ne spalva pridedama restauratoriaus brūkšneliais vertikaliais, gali būti taškeliais. Iš toli atrodo, kad yra spalvinė, turim vieną gražų plėmą, bet iš arti priėjus pamatysi, kad tai yra restauratoriaus palikti pėdsakai. Taip, kad sienų tapyba yra tikrai labai sudėtingas procesas. Nu, o čia, kadangi mes turime ypatingą šitą interjerą su tokiu frizu, kuris, sakau, vienintelis. Man atrodo, kad tokio frizo ne Vilniuje, bet ir Lietuvoje kito nėra. Čia užtat jis yra unikalus. Aš jums truputį paminėjau, kad turim mes ir lubų dekoratyvinės tapybos. Čia turim vienintelį fragmentą, kuris restauruotas. Čia visur yra spalvų pėdsakai likę. Daug kur čia spalvų pėdsakai yra, jie pasimato, kada purškime spiritu, truputį papurškimas ir tada pareiškėja tam tikri piešiniai. Bet čia pagrinde yra be figūrų. Va štai čia yra šitas fragmentas, čia dar jau būnant valstybinėje paveldo komisijai, prieš kokią 20 metų buvo papildomai paprašyta ir čia restauruotas vienintelis fragmentas. Tai kaip matom, ornamentinė tapyba. Ir spalvos matome tokią rausvą ir melsvai žalsvą. Šitą spalvinę, tarp kitko, gamą, kokią mes čia matome šitame frize, labai atitinka analogiškai, kaip rasto sienų tapyba Pietų Lenkijoje, Pietų Vokietijoje, Vengrijoje. Atitinka būtent tą, sakysim, viduramžių sienų tapybos spalvinę sprendimą. Bet kadangi esam šitoje patalpoje, dar norėčiau paminėti labai gerų žodžių architektę Gudynaitę. Gudynaitė, jos tėvas, buvęs savo laiku dailės muziejaus direktorius ir restauratorius, jo dėka buvo ir sukurtas dailės muziejai restauravimo centras. Ir štai Gudynaitė architektė, būdama Paminklų restauravimo institute, ji labai taktiškai sprendė šitos patalpos interjerą ir šiuo atveju mes turim nepaprastai gerą pavyzdį pritaikymo mūsų laikams buvusio cecho patalpos ir kad labai taktiškai padaryta medinis dekoras, kuris apjėsi visą patalpą ir labai gražiai susikalba. Čia tiesiog aš šiuo atveju vėl kaip pritaikymo mūsų dabarčiai turbūt vienas geriausių pavyzdžių. Ne tik Vilniuje, bet ir aš jau Lietuvos mastu. Nes iš tikrųjų nepaprastai, kaip pasakyti, jautriai suėjo ir autentiški dalykai, kas yra ir lubų išsaugojimas,
ir pačio frizo prijungimas ir tiesiog matome gražią architektūrinę meninę darną. Iš tikrųjų, kada čia būni, tai tada jauti, kad labai didelė harmonija yra ir to, ką papildė restauratoriai, kalbu ir apie medinę dalį, ir būtent cokolinį dalį, kuri labai praktiška, tarp kitko, kadangi sienos be izoliacijos ir byrėjimas tinklo būna. Tai šitas medis savotiškai apsaugo ir labai padeda ir nuteikia maloniai, kaip sakant, čia būti ir darbuotis. Tai tiek turbūt aš galėčiau apie šito pastato interjerą, būtent pagrindinė šitas menės, kuri yra, kaip sakant, pagrindinė puošmena. Pagrindinė puošmena buvusio gotikinio renesansinio namo. Kaip gyvenamo, bet jis turėjo visuomenę paskirtį. Dar turėčiau pasakyti, jeigu tai yra buvęs cechas, kitu atveju, pirmoji patalpa nuo gatvės, tai įėjimo dažnai neturėdavo, dažnai įėjimai kaip ir čia padaryta iš kiemo pusės saugumo prasme. Bet pirmoji patalpa buvo ne tik posėdžių, bet tai buvo ir prekybinė. Kaip tik galėdavo produkciją cecho meistrai turėti ir savo išdėstyti ir savotiška toks marketingas gaunasi, kad tai yra suvedus su mūsų laikotarpiu. Tai turbūt aš pasakyčiau, šitos lubos yra tikrai nors 17 amžiaus, bet autentiškos, kadangi jas išsaugojo, kada buvo kažkada padaryta 19 amžiuje gyvenamos patalpos, buvo kitos lubos pakaltos. Ir kada restauratoriams buvo pasiūlyta restauruoti šitą pastatą, nežinota, kad pradžioje, kad buvo cecho patalpos, kad rasim frizą, bet tai pirmiausia buvo nuimtas tos vėliausios lubos ir nuimant lubas pasirodė, kad autentiškas turi besijas. Ir mes autentiškų sijų turime ir gretimame kvartale taip pat buvo rasta autentiškų sijų, nes su tam tikrų dekorų, kur tas dekoras sijose būdavo įskaptuojama, koks ornamentas skaptuotas. Tai čia, kur jaunimo teatras pagal tą gatvę eina, tai tenai porą patalpų, ten keramikos buvo parduotuvė, kartais keičiasi, kaip sakant, funkcija tų patalpų, tai ten galima kartais ir pasižiūrėti. Tai aš trumpai, turbūt tiek. Tai pirmą kartą prieš 3 metus pakvietėm irgi visuomenę miestelėnus šią pačią progą. Tai mūsų tas pakvietimas buvo iš tokio įniršio, dėl to, kad buvo toksai postas, žodžiu, kad kokia čia ta paveldo komisija, čia užsidarė jie visi langinės apipaišytos, tai kas čia dabar darosi, tai mes tiesiog susijėmėm ir labai greitai padarėm labai gerą renginį, atvėrėme langinės. Tai vat, kodėl yra užvertos tos langinės, nes šita tikrai unikali vieta transformuojasi, kai uždarai, jinai pasikeičia, atsiranda visai kita paslaptis, kitas šydas. Tai vėlgi dėl išsaugojimo, kad šviesa, kaip ir muziejuose, muziejai yra uždarom langinėm, uždarais langais tam, kad išsaugotų. O šiaip tai aš norėjau labai padėkoti iš tikrųjų profesoriui Jonui Glemžai, nes čia jis labai ačiū profesoriau dar kartą ir sakau prie visų, kad jūs atėjote, nes profesorius yra ypatingas žmogus, jis papasako mums apie šitą vietą, bet jis dirbo visą savo ilgą karjeros laikotarpį įvairiose institucijose, netgi kokių jau ir šiandien nebėra, kur jos jau yra pasikeitusios, tai ir architektūros paminklų apsaugos inspektoriumi, ir paminklų restauravimo instituto vyriausiųjų architektų, ir paminklotvarkos departamentui vadovavo, ir restauratorių sąjungai, ir paminklotvarkos katedros vedėjas buvo, ir buvo paveldo komisijos pirmininkas. Tai mūsų šitoji 7 paveldo komisija tęsė
geriausius praėjusių komisijų darbus, aišku, turime naujų idėjų, tai visą tai, ką gerąją patirtį perimam ir tęsiam. Tai profesoriau, tikrai jums nuoširdžiausiai ačiū, kad atėjote. Būkite sveikas, energingas, ačiū jums labai. Ir dabar, kadangi žadėjome dar ir apie paveldo komisiją papasakoti, tai jeigu būtų klausimų, tai vat šiandien yra 2 pirmininkai, tai galite klausti, mes galime pasidalinti. Tai gal būtų kokių klausimų? Jo. Tai labai trumpai, tai čia yra ta vieta, kaip ir profesorius sakė, kur mes priėmame svarbiausius savo sprendimus ir nutarimus. Ir juos skelbiame teisės aktų registre. Ir mes esame 12 ekspertų, daugiausiai mes esame mokslininkai, architektai, restauratoriai, urbanistai, kaip šiuo atveju gerbiamas Augis Gučas. Žodžiu, ir teoretikai, ir praktikai, ir mūsų sprendimai, ir mūsų nutarimai, jie nėra imperatyvūs. Tačiau jie yra galingi, nes mes sukuriam tam tikrą naratyvą ir turime savo darbo principus, kur stengiamės tai, ką manome, kad reikia keisti, gerinti, tobulinti, tai tuos patarimus svarbiausiom institucijom teikiame, nes esame nepriklausomi, nieko nebijome, laisvi esame. Tai va. Ir iš tikrųjų mes esame tie, į kuriuos visuomenė kartais kreipiasi kaip į paskutinę instanciją. Tai jeigu labai trumpai tiek. Rūsiai, 2 gotikiniai rūsiai, jie galbūt netgi ankstyvesni negu pats statinys, reiškia. Turima šiuo metu, kadangi statinys yra renesansinis, 16 amžiaus, rūsiai yra ankstyvesni. Su, aišku, renesanso galbūt taip pat elementais. Vienam iš rūsių, pirmajam rūsy, turime autentišką aslą. Tai yra, reiškia, akmeninis grindinys su nutekamuoju kanalu. Kadangi buvęs bravoras, tai matyt buvo naudojamas tiesiog ar vandeniui nupilt, ar salyklą gaminogi ir taip toliau, visokių atliekų būdavo gamybos procese. Antram rūsy, reiškia, jau yra grindinys restauracijos metu pastato 92 metais, tiesiog iš molio plytelių padengtas, kaip sakant. O matysit, rūsiuose yra taipogi nišų, tai jos irgi atliko ir tą pačią plytų taupimo, kaip sakant, reiškia, funkciją ir galbūt buvo naudojamos kažkam pasidėti, ar žvakę kažkokią, reiškia, padėti, ar dar kažką. Datuoja kažkur 15 pabaiga netgi šitos rūsius. Jo, pats statinys yra jau 16 pradžios, o, reiškia, rūsiai yra ankstyvesni, apie 15 pabaigą. Tai va, o antras rūsys, jau matysite, yra šiek tiek didesnis, jisai yra sausesnis, kadangi toliau nuo gatvės, žodžiu, tai kviečiu prisijungti, kas norėsit pasižiūrėti, yra filmų programa, 1,5 valandos. Tai sveikinusi su visais, nes neturėjau progos pasisveikinti. Mano vardas Jolita ir sveikinusi su jumis paveldo mylėtojai, kolegos. Ir iš tikrųjų šiandien yra ypatingas momentas, nes jums pristatysime video siužetus, video pasakojimus apie žmonės, ypatingus žmonės, kurie paveldo srityje dirba ne vienus metus, o 10 metų. Ir dirba kryptingai, nuosekliai, galbūt kai kuriem tai net yra gyvenimo būdas. Taip pat filmukai bus apie paveldo objektus, kurie galbūt jums yra, žinomi, bet mes juos pristatysim kitų kampų. Galbūt kai kurie visai jums nežinomi. Ir trečia kategorija filmukų tai bus apie darbus ir iniciatyvas paveldo srityje. Tai šis momentas yra svarbus ir ypatingas mums visiems, nes tai yra premjera ir jūs patys pirmieji išvysit, ką mūsų kūrybinė komanda sukūrė. Tai ačiū labai kūrybiniai komandai, nes jie čia yra. Išvažinėjo ne vieną 100 kilometrų per visą Lietuvą, praleido po nežinau kiek valandų kalbindami pašnekovus, lankydami objektus, tai didžiulis ačiū jiems. Bet yra dar vienas svarbus momentas ir ypatingas momentas, nes tie pasakojimai tai yra ir pasakojimai apie nominantus.
apie nominantus, nes Valstybinė kultūros paveldo komisija, o tiksliau vadovė, su kuria šiandien susipažinote, inicijavo tokį projektą Kultūros paveldo apdovanojimai paveldo DNR. Tai štai jūs pirmieji išvystate šiuos nominantus. Tai yra gyvenimas, tai yra gyvenimo būdas. Mes tiesiog taip buvom įsimylėję tarpukario architektūrą, mes tiesiog norėjom prie jos prisiliesti. Mes tą butą pirkom savo. Užėjus į butą, mes pamatom tos tipinius dalykus. Aukštos lubos, suapvalinti jų kampai. Aišku, kad valgoma ir salonas skiria tos dviverės sustumiamos durys. Įspūdingi švieslangiai. Dideli langai, langai tokio dydžio, nežinau, aukštesni nei Petras. Tai visos tos smulkmenos, autentiškos durys. Visos durys yra subtiliai dekoruotas. Ir tame bute yra išlikę 16 durų, visos jos originalios. Ir visos tos durys yra vienam tokiam jaukiam stiliuje, tokia nuostabi vienovė. Mes atkūrėm spalvas, atradom po dažų sluoksniais įvairiausius tautinio stiliaus ir art deko motyvus tame bute. Rinkom baldus, juos restauravom, pradėjom juos dėlioti, atkurti tą interjerą jau platesnė prasme. Ir žmonės vis norėjo mus lankyti, tai nusprendėm, kad laikas atidaryti muziejų. Mes su tuo mažu muziejumi savo svečiams grąžiname tą prarastą ir naikintą istoriją ir jie tiesiog tada išeina, man atrodo, labiau pasitikėdami, o kai pasitikė, tai ir kitus labiau myli. Mums nereikia važiuoti į Londoną, lėkti į New Yorką ar kažkur. Mūsų šaknys yra nuostabios. Art deko muziejuje mes kalbame, atsiversime tarpukarinės reklamas. Pavyzdžiui, kad buvo maisto pristatymas į namus. 1932 metais tokia paslauga. Lankėsi švedų ekskursija pas mus. Paklausim, kelintais metais pas jūs atsirado maisto pristatymas į namus. Ir jie buvo iš Malmo miesto, pasakė, kad pas mus dar nėra maisto pristatymo į namus paslaugos. Tada mes labai išdidžiai paskaitėme, kad tarpukariu Lietuvoje jau tokia paslauga buvo. Nepaisant to, kad šis butas tuo metu priminė tiesiog landynę, mes jį pirkom jau tikrai savo, mes galvom, kad tikrai čia tai gyvensime. Yra valgomasis salonas, darbo kambarys, miegamasis, nuostabi terasa. Bet mes pamatėm, kiek čia daug yra sluoksnių, kiek daug istorijos ir kiek daug temų, kurios vis dar Lietuvoje yra neišgvildentos. Ir mes nusprendėm, kad visgi čia turim irgi atidaryti muziejų ir dalintis visais atradimais, kurie čia įvyko. Mes neįsivaizduojam kažkaip jau gyvenimo šiandien be šių istorinių objektų ir be istorinių paieškų. Kažkaip mums tai ir terapija labai didelė, būti čia ir bendrauti su žmonėm, ir didelė terapija domėtis praeitim ir ten rasti daugybę įkvepiančių istorijų. Atsirado tokia meilė gal paveldui. Tokių vilų kitur Lietuvoje jų nėra, jos yra panašių, bet jos yra visos skirtingos. O šičia būtent tas didingumas tų vilų toks tikrai sužavėjęs ir būtent ta visa statybos technologija, kuri čia buvo panaudota, jinai yra unikali. Supratau, kad čia yra toks nekainuojamas daiktas, kurio antro tokio nėra. Kai įsigijom šitą vilą, tai čia beveik realiai nieko nebuvo, buvo maisto prekių parduotuvė. Tai čia sunku patikėti, aišku, bet šitam pastate iš toj viloj nebuvo nei vandens, nei kanalizacijos, nei elektros. Kadangi pastatas buvo medinis ir su labai daug dekoro elementų, visi tie rėmai atkurti, kadangi radom keletą rėmų, būtent be karkasinės dalies. Ir šitas visas frontonas, jisai ir visa mediena, kuri yra čia, tai ta prasme, visos originalios, dar matosi tos vinių dėmės, šitas vinių, kaip pasakyti, žymės ir realiai šitos visus lentos jau 140, beveik 3 metai, jos visus išlikę nuo tų laikų ir jos yra tik tai nušveistos, ta prasme, nuimti seniai dažai ir perdažytos.
įtraukia. Ir ta prasme, aš sakau dabar visiems, kad jeigu tu myli pastatą, tai turi ir saugoti. Tų tokių pastatų, tokios architektūros, tu negali nemylėti. Visi galvoja, kad čia mūrinis namas yra, bet čia yra, nėra daug tokių, bet tai yra karkasinis namas ir ant nendrių tinkuotas. Tai vat vienas, kas buvo dar irgi sudėtinga surasti, kas galėtų atlikti būtent ne tik medinių dalių restauraciją, kas yra gal šiek tiek paprasčiau, bet ir būtent to senojo tinko ant nendrių. Kai įsigijom, jisai buvo labai apleistas, bet jisai buvo labai gražus. Visi tie, kaip pasakyti, medinės detalės, viskas buvo išlikę. Aišku, bet taip pat ir buvo labai daug kas sunaikinta. Ir tikslas buvo išsaugoti, kad kaip galima daugiau tos liktų senos vokiškos dvasios, kurorto dvasios. Kiekvieną tokį objektą restauruojant, tu vis atrandi kažką naujo savo, įgyji dar daugiau patirties, jo nei vieno nėra tokio paties. Tai vat, visi kažkur tai kažkas tai skiriasi ir tada, kai pasakyti, tai ir įtraukia, kad tu vis ieškai, ką gali sename atrasti naujo. Ir atgimęs senas, kuris yra tikrai nesulyginama ta architektūra ir tas grožis jos su naujais pastatais, kad jisai džiugintų ir aplinkinius. Pumpėnų malūnas pirmiausia yra istorijos, šimtai žmonių istorijų ir tai yra būtent tas esminis paveldas. Čia labai gražiai maldavo, žmonės veždavo, keldavo tokį, apačio buvo, iš karto nebuvo, apačio buvo tokia pusiau pitlė. Ne pitliavodavo, bet pusiau tokie. Duonlabis skan buvo pusiau pitliavot. Keldavau viršum, ant trečią aukštą užkel supel, tuos grūdelius apvalo, o antram aukštį jau jos biškas kalda, po trečiam aukštį tai jau miltai būdavo. Kai pirmą kartą įėjau į malūną, tai aišku, tas vaizdas šokiruojantis, nes visų pirma, tu net negalėjai į vidų, ten reikia atplėšti duris, kurios ten 20 keliarius metus yra užsuktas. Ir aišku, tas vaizdas viduje stipriai nuliūdino, nes kai dabar pagalvoju, mes apžiūros metu užlipom iki 4 aukštą, bet po to realiai įvertinus, tai buvo labai neatsakingas sprendimas, nes visi malūno aukštai kabėjo ore, viskas buvo supuvę, išpuvę, permirkę ir ta situacija buvo tikrai avarinė. Malūnas buvo didžiausias skaudulys visų mūsų pumpeniškių ir gal tai ir buvo atsakymas, kad reikia imtis to didžiausio, to sunkiausio darbo, jį įgyvendinti ir parodyti, kad Pumpėnai yra tas atgimimo miestelis, einantis atgimimo link. Ir čia visa išlikus autentika, visi mediniai dantračiai, jau čia liko nepaliesta, neišplėšta, neišdraskyta. Pirminis tikslas buvo išsaugot malūną. Mes neatėjom su mintim, kad mes čia kažką konkrečiai sukursim. Pirminė mūsų vizija buvo tai, kad mes norim jį išgelbėti, kad jis nenugriūtų, kad tai yra mūsų Pumpėnų miestelio identiteto labai stipri dalis. Tai ir yra ta gyvenimo prasmė, kurią aš labai vertinu ir myliu. Aš turiu duoti grąžą savo miesteliui, aš turiu duoti grąžą savo gimtiesiems kraštams. Ir kai pradėjau tą daryti, aš pajutau, kiek daug meilės gaunu atgal. Esu pasipuošęs ateitim. Tai yra būtent vizualas, kaip ir atrodys Pumpėnų malūnas, sparnai, apėjimo aikštelė. Ir tikiu, kad tikrai 2025 metais, kai atidarinėsim malūną, galėsim tą vaizdą matyti ne ant manęs, bet priešai save, realiam vaizde, būtent taip, kaip ir atrodys Pumpėnų malūnas. Turi viską, kas yra Kauno modernizmas, taip pasakyčiau.
tame pastate yra viskas viename. Tai ir unikalu. Jis buvo tokiam stoviui, kad negalėjau aš jo nematyti, kad jis žūsta. Ir dėl to ieškojau galimybių jį perimti visą ir remontuoti. Čia sienos buvo sutrūkinėjusios. Tas trūkinėjimas buvo čia kaip kalba, kad kažkur čia sprogo bomba antrojo pasaulinio karo metu. Ir tas namas nuo vibracijos netoliesi. Čia jis buvo įplyšę daug kur. Tai reikėjo stiprinti, reikėjo naujom specialiom technologijom, darėm ten visokius sutvirtinimus, atstatymus to namo. Jis yra išlikęs pilnai autentiškas, koks buvo. Čia radom padėtį baisę, nes sienom bėgo vanduo, buvo atkritę jau ir tinkas, ir ne visur, bet keliose vietose, ir parketas ant ribos, ten aš jau pradėjau gelbėti, kai tik perėmiau, kad nesugestų visiškai. Čia buvo autentikos labai daug, tik jim buvo suniokota. Aišku, visi radiatoriai, jungtukai, šildymo net ten yra atskiros detalės, kurios likusios. Viskas tas sudaro tą visumą, kuo tas objektas yra unikalus. Čia stiklas dėsis ir matysis dangus, o vakare galima bus žiūrėti žvaigždes. Taip, kaip buvo tais laikais, kada jis buvo pastatytas ir kada čia Kauno ponios sėdėdavo ir grožėdavosi vietoj kambarį dangumi. Aš visumoje myliu tą meną, tą Kauno modernizmą, man jis imponuoja. Ir čia aš mačiau jame tą grožį, tą unikalumą, kurį pavyko man jį restauruoti, atstatyti. Jeigu esi miesto patriotas, jeigu myli architektūrą gerą, jeigu myli meną, tai negali nesaugoti. Kas kitas saugos, jeigu ne mes? Vieną kartą vasarą liūtis staigiai prasidėjo ir žiūrim, kad krioklys tiesiog vandens bėga čia į namo vidų ir galvojam, šakės neišgyvens. Tačiau medis tuom ir unikalus, jisai išdžiūna ir viskas tvarkoja. Iš tiesų, su šito namo tvarkyba viskas vyko tokiom bangom. Iš pat pradžių, kai jisai buvo, matėm jį tokį, koks jisai yra įprastas sakė, įprastas Vilniečiui, tai atrodė, kad viskas čia įmanoma, viskas bus gerai. Vėliau pradėjo namas baisėti, nes keičiami rąstai, trupatinkas, nuimtas balkonas, nuimti papuošalai, išimti langai, viskas kiaura, ir taip, žodžiu, taip buvo baisyn. Paaiškėjo, kad viršus, antrasis visas pastato aukštas yra 14 cm, va taip iš šono pakrypęs. Ir tai buvo toks maždaug šokas, nes tai ką dabar daryti, Vilniečiai išjuoks mus. Čia mūsų medžio meistrų iš tikrųjų aukščiausias pilotažo lygis padėjo išspręsti šitą problemą, nes ir dabar tas antras aukštas yra kreivas, tačiau žiūrint to nesimato. Tuo ir yra išskirtinis šitas pastatas, man atrodo, tuo yra žavus iš viso senų pastatų restauravimo procesas, kad tikrai susiduri su ta laiko patina palikta pastate, kuri taip pat yra vertinga ir tas kreivumas ir suskilimai ar kažkokie tai ne visai dailūs dalykai, jie ir yra tai, ką svarbu išsaugoti, nes antraip tai mes turim tą vadinamą euro remontą, kur atrodo gražu, bet dvasios nebėra. Šitos durys turi išlaikiusios viską, jie savo vietoje, jie sutvarkė čia, nuėmė nuo vyrių. Vyriai, varžtai, visi, viskas yra autentiška, nepajudinta vienintelis dalykas, iš senos medienos padarytas, va čia toks nedidelis implantas, kur plyšelis buvo. Net kilpos tos pačios yra išlikusios ir spina yra. Minusiukas vienas yra, rakto neturim. Kai meistrai restauravo langus, langines, išiminėjo juos, tai
atrado į langinę įstrigusią kulką ir taip pat atrado tokį nedidelį lapelį, ranka rašytą lenkiškai, kur maždaug istorija tokia, rašo nežinia kas, ir pasiimk tu jį, aš mačiau, kaip jūs palei Vilnelę vaikščiojot ir man jo nereikia ir panašiai. Tai, žodžiu, namas matė daug dramų įvairių ir įvairių istorinių įvykių. Kaip rašė laikraštis Lietuvos aidas, tai buvo prabangiška mokykla su bokštu panašiai į bažnyčią. Šitos mokyklos niekas neniokojo, nes tai buvo švietimo objektas, kultūrinis objektas su daugybė istorijos žymių. Visos medžiagos, išskyrus čerpes ir plytas, buvo atplukdytos laivais, atidundėję traukiniais ir nuo Alytaus iki Kurnėnų atgabentos arkliais. Visame statinyje yra unikalūs langai, kurie buvo paveldosaugininkams atėjusiems restauruoti mokyklą vienas iš galvos skausmų, nes buvo labai sudėtinga juos atnaujinti. Tačiau, kadangi mecenatas Laurynas Radziukynas medžiagas pirko pačias prabangiausias, tai ant įvairių medžiagų detalių buvo įspaudai įmonių, kurios tas medžiagas gamino. Tai vat dabartiniais laikais susisiekti su tomis įmonėmis elektroniniais laiškais buvo visiškai nesunku. Autentiškų, unikalių dalykų yra labai daug ir jeigu dažnai nekilnojamojo kultūros paveldo objektams iškyla tokia grėsmė, kad dėl tvarkybos darbų prapuola tas jų autentiškumas, tai mes galime džiaugtis ir dėkoti tiems, kurie dirbo šioje mokykloje, kad tas autentiškumas šitame statinyje yra išskirtinai gerai išsaugotas. Tai yra lentos kalūninės, tai yra suolai, tai yra baltojo ąžuolo parketas, tai yra unikalūs langai, tai yra visa santechninė įranga išsaugota, kabyklos, visos vidinės durys ir spynos. Taip pat mes turime net tokį unikalų dalyką, tai amerikonišką klozetą, kuris taipogi keičiantis valdžioms buvo išmestas, bet protingų žmonių pastangomis jis buvo išsaugotas, kaip ir suolai. Tai yra mūsų istorija, tai mūsų šaknys, pagaliau tai yra ženklai, kurie mus moko. Tai yra apskritai mūsų saugumo garantas. Nes kur nesaugi praeitis, tai nesaugi ir dabartis, ir ateitis. Iš tiesų tų kelių saugot, išlaikyti ir palikti ateinančioms kartoms yra labai daug. Tai mes labai džiaugiamės, kad turime tokį objektą, kuriame žymės to saugojimo ir galimybė parodyti, kaip tai yra svarbu, tikrai yra unikali. Novatorių slėnis yra organizacija, nevyriausybinė organizacija, įsikūrusi kaimiškoje teritorijoje Antalieptėje. Ir mes bandome plačiai žiūrėti į visos kaimiškos teritorijos prikėlimą ir joje skirtingų socialinių, kultūrinių, aplinkosauginių iniciatyvų kūrimą, pilotavimą ir galbūt mūsų motyvas yra labai įkvėpti kitas Lietuvos kaimiškas teritorijas, kurti sumanius kaimus, kurti pažangius kaimus ir įkvėpti tokiam kaimų renesansui. Čia yra labai daug gamtos, čia prasideda Antalieptės marios su ten virš 80 salų, Sartai netoli, Gražutės regioninio parko miškų masyvas visas su savo gamta. Kitas dalykas, mums reikėjo labai kultūros paveldo,
Nes kultūros paveldas savaime traukia žmonės ir tu šitų dalykų nenusipirksi. Tu gali pastatyti naujausius pastatus, visą kitą, bet tu istorijos nenusipirksi. Jinai traukia žmonės. Žmonėms yra įdomi jų tapatybė. Paveldas yra apčiuopiamas dalykas, kada tu gali ne tik šitas tinkas, bet yra svarbu, kas tą tinką uždėjo, kas šitą sieną naudojosi, kas tu keli tuos klausimus ir tu gelbėdamas paveldą, tu stiprini save kaip asmenybę. Ir dar labai, žinokit, motyvuoja, matant, kiek ir kitiems žmonėms taip rūpi. Nes kai tu pradedi gelbėti paveldą, labai daug žmonių pas tave ateina ir padeda tai daryti. Tai inovatorių slėnis apjungia pirmiausia buvusi Antalieptės Basųjų karmelitų vienuolyno buvusią teritoriją su pastatais, su žemėmis ir panašiai. Ir sukūrė erdves, kuriuose, prikeldama tuos pastatus, teritorijas, kuriuose galėtų susitikti skirtingi žmonės, skirtingos komandos. Pats vienuolynas, nors išorė jo dar netrodo labai patraukli, tačiau vidus yra labai jaukus. Ir čia yra įdėta labai daug darbo rankų. Mums pavyko rasti, atidengus, kad tai yra iš tikrųjų senos pakopos, radom kampus forminius, pagal juos atkūrėme šitas detalės, ten išgaubėm, pagaminom trūkstamus turėklų elementus, minkšta, jauki ir kai tu lipi, tu supranti, kad kažkada šituo pačiu turėklu ir šitą pakopą naudojosi žmonės prieš kelius šimtus metų. Dešimt metų iš tikrųjų prabėgo. 10 metų nuo to laiko, kai pradėjom čia kartu su žmona ir su bendruomenė priešakiai. Tas visas veiklas, kurios atvedė į šią dieną, padarėme labai gerai, stovės mažiausiai dar 100 metų. Tas pirmas įspūdis buvo pritrenkiantis. Tamsu, nėra šviesų, laidai yra visi nukapoti, nukarpyti. Langai stikliukai visi išdaužyti, kai kur užkalta lentomis. Stogas varva, kažkokios durys dažytos, pridažytos, begalės spalvų. Tas nameliukas, kurio pagalba keldavo miltų maišus, sukritęs pagaliais iš apačios, atramstytas, kad neužgriūtų kažkam ant galvos. Tačiau jis turėjo kažkokią tokią gerą aurą ir mes įeinam į tą vidų ir pirmas tas įspūdis didžiausias, kuris paliko, tai iš tikrųjų karšykla. Pati karšykla ir ta technologinė įranga, kuri ten stovėjo, aš pasakysiu, pirmą kartą tokią mačiau. Mačiau, kad ten gali ta įranga suktis ir viskas atgyti. Čia ta malūnė krapštydavos vakarais, tom pirmom dienom. Ir šviesos tai nebuvo. Ir kaip sakant, tas bildukas nusileidžia už nugaros. Tai žinokit, net nepajaučiau, kaip išskridau iš to malūno, iš tos baimės, nes mačiau ant žemės tik didžiulį šešėlį. Ir su tokiam didelim ausim. Galvoju, va, čia ir mano pabaiga. Paveldas sugeba įtraukti žmogų ir dabar šiai dienai gali sakyti, kad vardini kaip savo gyvenimo kažkokį tikslą. Nors iš pradžių tu dažniausiai neturi tokio tikslo, kad tai bus pagrindinis tavo gyvenimo tikslas. Sunku perteikti tiem žmonėm, kurie to netiki. Bet tie žmonės, kurie bent pabando pasigilinti, kodėl tai reikalinga, jie paprasčiausiai suprastų, kad tai yra mūsų istorija, tai yra mūsų tapatybė, tai yra mūsų praeitis, o jeigu tu nežinai praeities, tai tu nežinai, kur tu eini. Tai ir traukos objektas, bet tai yra tik tais maža detalė, kad tai yra traukos objektas. Bet tai yra emocija tų žmonių, kurie čia gyvena. Ir supranti, kad tai gyva ir tu gali įnešti gyvastį su tuo pačiu amatu, kuris buvo iki, sakykime, va šito rekonstravimo, renovacijos visos tos, kad tu žinai, jeigu ten grūdų smalė, vilna karšė, tu šiandien dieną irgi gali tą patį daryti. Pristatyti, parodyti, duoti pajaus, duoti pačiupinėti ir tai yra gera, tai yra faina.
kadangi Bitėnų kaime nėra bažnyčios, tai šitas varpas praneša, kai pas Martyną Jankų atvyksta lankytojai. Taigi esame Bitėnuose, šalia Rambyno kalno, Martyno Jankaus muziejuje, o dar tiksliau buvusioje Martyno Jankaus spaustuvėje. Čia nepaprastai daug ir mažlietuviškos dvasios, ir nepaprastai daug istorijų, ir nepaprastai daug istorijos ir asmenybių saugoma čia. Pastatas atstatytas gana autentiškai. Pradžia buvo gana tokia kukli ir muziejui priklausė labai nedidelė teritorija, berods 4 arai. Tik tai buvusių pastatų, Martyno Jankaus kaimynų pastatų praktiškai nebebuvo išlikę ir pati Martyno Jankaus sodyba jau priklausė privatiems asmenims, buvo labai sudėtinga kažką pakeisti. Tai va toje tuščioje teritorijoje buvo sumanyta padaryti Mažosios Lietuvos paveikslų sodą. Šiemet mūsų Mažosios Lietuvos paveikslų sodui lygiai 20 metų. Ir jame dabar jau 4 hektarų plote yra lygiai 100 darbų. Kai, sako, siunti kažkokias mintis ir svajones į dangų, paprastai viskas ir įvyksta. Mums pavyko nupirkti Martyno Jankaus sodybos pagrindinę dalį, gyvenamąją dalį ir su keliais išlikusiais pastatais. Pradėjome svajoti apie pastatų atkūrimą. Ir vienas pirmasis, kuris mums buvo pats toks reikalingiausias pastatas, tai buvo daržinė, nes ji nepaprastai didelio tūrio ir kitas dalykas, jau ji buvo ant išnykimo ribos, buvo įgriuvęs stogas, mums šito pastato labai reikėjo. Daržinėje yra 4 vartai, 2 įvažiavimo, 2 išvažiavimo ir įdomu tai, kad buvo išsaugoti 4 rūšių vyriai ir kiekvieniem vartam pritaikyti, atkaldinti nauji. O tie, kurie išsaugoti buvo, tai tie irgi buvo panaudoti. Buvo atstatyta špikerikė arba klėtelė. Paveldo išsaugojimas tai yra pamatiniai dalykai, be kurių turbūt mes negalime įsivaizduoti savęs kaip tautos. Stebuklų čia vyksta labai daug. Atvažiuokit, apsilankykit ir jūs tikrai daug labai sužinosit ir labai daug pažinsit. Koks būtų gyvenimas be dvaro? Neįdomus visiškai, o dabar labai įtemptas gyvenimas, bet labai fainas ir įdomus. Nežinau, kaip ir apibūdinti tą avantiūrą, kada jokiais dvarais nesidomėjau, bet vieną gražią dieną draugas atvežė, parodė ir sako, meilė, pirk šitą pastatą. Ir kai įvedė į vidų, kaimynė Janina užbūrė ir sako, čia viena autentika, vaikeli, tu pirk šitą dvarą, čia viena autentika, viskas, grindis, durys, krosnis, palangės, langinės ir karnizai ir rozetės. Pradėjo nerodyti autentiką ir kažkas man atsitiko ir aš galvoju, noriu ponia būti, noriu turėti šitą dvarą. Bet kai paskui supranti, kad ponų reikia gimti, reikia turėti inteligencijos, erudicijos. O jeigu tu gimėjai paprastoj šeimoje ir kur tu gausi čia tų manierų, kaip tu išmoksi jų. Ir taip supratom, kad esam dvaro tarnai ir mums labai patinka čia tarnauti su Jordanu. Tarnaujam 18 metų. Iš tikrųjų labai gera čia viską dirbti, tvarkyti, gražinti. Juk čia nebuvo nieko, kai pirkom. Tik buvo šiukšlės ir nieko daugiau. Kad čia vyks vestuvės, kad čia koncertai, kad čia plenerai, kad čia
kad čia filmus statys, čia visiškai nesvajoti dalykai, čia tiesiog stebuklas. Mūsų gyvenimo stebuklas, kad šitaip mes patys neatsistebim, kaip mes čia galėjom šitaip. Gavom restauratorių Laimoną Bartkų, kuris pasakė, meilę saugosim kiekvieną centimetrą. Tai vat sekančiai meniai, kur yra autentiškos durys, tai jis kokį mėnesį jas restauravo, protezavo po gabaliuką. Šitas kambarys buvo pono kambarys. Ponas buvo medžiotojas, primedžiodavo daug žvėrių, prisigamindavo daug iškamšų ir čia kabėdavo ne viena iškamša. Tai tarnaičių vaikai bijodavo šito kambario, nes tos iškamšos dvigubindavo veidrodžiuose. Ir sakė, tai buvo pats baisiausias kambarys dėl tų iškamšų. Žmonės sako, jūs dirbat prasmingą darbą, jūs išgelbėjot dvarą, tai mums taip gera klausytis tokios kalbos, kalbų tikrai vot nedidvyriai kažkokie. Bet džiaugiamės, tikrai jaučiam tikrai, kad tokį vertingą darbą nuveikia, kad šitą paveldo objektą išgelbėjom ir tvarkom ir galim visiems parodyti, koks jisai gražus ir kaip čia gera, kokia čia gera aura. Norėjosi kažko, ko neturim. Gimė idėja pasidaryti tokį tyriamosios veiklos centrą. Šiandien tiesiog turim tą laboratoriją kaip tokį tarpdisciplininį, tokį dalykinį objektą, kuriame kristalizuojasi kažkokios mokslinės, meninės, kultūrinės idėjas. Nuo to laiko, kai dvaras buvo apleistas ir kai aš žiūriu šiandien, mūsų dvaras nėra perdažytas, nėra pabalintas ir paslėpti visi brokai, tai ant kiekvieno kampo rasite kažkokią tai prancūzų ar italų paveldosaugos mokyklą užrašytą ar kažkaip įgyvendintą. Jis yra visas kaip toks pažintinis žemėlapis, jį reikia skaityti, reikia mokintis iš jo. Tai man tas gražu, aš tikiu šitą tokią prevencinę, tokią gydymo mokykla su dalinio tokio restauravimo idėjomis. Mes turim išskirtinį paveldą, kuris yra sukonstruotas ne šiaip savo ten iš bet kokių medžiagų, bet tiesiog turim šiandieną kalcio kazeinato formulę sienose. Ir tai yra, kaip mes vadinam, toks varškės pyragėlis, liaudiškai tariant. Turim šiandieną Lietuvoje pavyzdį bakterinio gydymo. Tai yra mikrobiologijos principais paremtas restauravimas. Šitie 18-19 amžiaus sluoksniai, tas byrėjimas, miltėjimas ant sienų šiuo metu tai yra tiesiog susikristalizavęs, susirišęs paviršius ir būtent dėl Bacillus pumilus genties. Tas organizmas, kuris šiandien gyvena, palieka tiesiog kalcito mineralą, plyšyje, jis vėliau tiesiog numiršta, jo nebelieka. Ir tiesiog mes turim sutvirtėjusi sienos gabalėlį. Kai pagalvoju, kas pasikeitė, tai man visų pirma rūpėjo, kad aš nepakeisčiau tos vietos. Kad aš nesukurčiau to, ko čia niekada nebuvo. Ir tai tas dalykas man buvo svarbu ir aš šitą nuosekliai laikiau. Bet dėl to man patiko visi tie prevencijos konservavimo metodai, kurie sako, kad mes radom, mes saugom. Mes užsiėmėm tiesiog visiškai saugojimu, gydymu ir atiduodam. Aš niekaip neįsivaizduoju žmogaus, kuris bėga tik į ateitį, niekiek nereflektuodamas savo istorinio kažkokio potencialo ir savo klaidų. Tai čia tuose objektuose labai daug yra tos ir klaidos, ir socialinės, ir kultūrinės, kur galim pasimokyti. Iš statybinės ir restauracinės pusės, tai aš tiesiog žaviuosi. Manau, kad daugelis žmonių žavisi ir tai yra taip kitaip ir taip įdomu, kad tu tiesiog ranka limpa kaip prie magneto. Tai tikiuosi, jums buvo labai įdomu ir noriu pabaigti, aišku, noriu nepaprastai padėkoti, kad visada atsiminkite, kad esame mes, kad yra šita vieta, sugrįžkite, o noriu užbaigti tuo, kuo pradėjau. Kodėl laikas, vietos ir žmonės. Tai tikiuosi atsakėm į klausimą taip pat.
Ačiū labai.